Kaip jau buvo minėta ankstesnėse kurso dalyse, profesinio perdegimo problemų sprendimų būtina ieškoti ne tik individualiame lygyje, tai yra ne tik vienas asmuo turi būti suinteresuotas savo profesiniu neperdegimu, tam turi dėmesio skirti ir pačios organizacijos. Kalbant apie profesinio perdegimo sindromo įveiką organizaciniu lygiu, visų pirma būtina paminėti psichologiškai sveikos ir palaikančios darbo aplinkos kūrimą. Dažniausiai išskiriami 6 komponentai padedantis kurti sveiką darbo aplinką. Tai tinkamos kvalifikacijos darbuotojai, reikšmingas ir savalaikis skatinimas už darbą ir rezultatus, bendradarbiavimu paremti santykiai tiek vertikaliame, tiek horizontaliame lygmenyse. Be abejo, sveikai darbo aplinkai labai svarbi efektyvi komunikacija kolektyve, efektyvus sprendimų priėmimas ir galimybė įsitraukti sprendimų priėmimo procesą, autentiška lyderystė, kuri apima vadovų kompetencijas, dėmesingumą ir atidumą, lankstumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, darbuotojų skatinimą tobulinti kompetencijas ir jų įtraukimą į sprendimų priėmimą, bei be abejo tinkamą grįžtamojo ryšio teikimą. Itin reikšmingas organizacinis veiksnys turintis įtakos profesiniam perdegimui yra darbuotojų patiriama teisingumo stoka organizacijoje. Ši teisingumo stoka apima neadekvačius darbo užmokesčio skirtumus vadovų ir darbuotojų lygmenyse, netolygų darbo krūvio paskirstymą, galimybės priimti sprendimus, taip pat kelti kvalifikaciją, derinti atostogų grafiką ir profesinį vertinimą. Pastebima ir tai, kad organizacijose neretai skiriama pernelyg mažai laiko savo darbo reflektavimui, nepakankamai dėmesio skiriama ir kolegų atsiliepimams. O aukštą darbuotojų efektyvumą, įsitraukimą į veiklą lemia 4 pagrindiniai elementai – tai aiški komunikacija, tarpfunkcinės komandos, socialinis dialogas bei tarpusavyje susiję įmonės ir darbuotojų tikslai. Organizacinio poveikio lygis gali apimti organizacinės struktūros gerinimą, darbuotojų atrankos ir tinkamumo pareigoms įvertinimą, darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų tobulinimą, fizinės aplinkos darbo vietoje gerinimą bei rūpinimąsi sveikatos apsaugą. Investuojant į šiuos organizacinės veiksnos aspektus, šalinami šaltiniai, kurie skatina profesinio perdegimo problemos atsiradimą, bei stiprinamas darbuotojų pasitenkinimas ne tik savo profesinė veikla, bet ir pačia organizacija. Mes neretai savo darbe išnaudojam savo teigiamų emocijų išteklius. Tai itin būdinga asmenims, kurių didelę darbo dalį užima rūpinimasis kitais, aktyvus socialinis bendravimas. Dėl emocinių išteklių išeikvojimo kyla įtampa, kuri sukelia tam tikras pasekmes, pavyzdžiui, uždarumą, atsitraukimą, ramybės ir vienatvės poreikį. Dėl šios priežasties organizacija turi būti orientuota ne tik į darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą, bet ir bendrųjų įgūdžių lavinimą, skirtą emocijų valdymui, pasitikėjimo savimi stiprinimui, savivertės ugdymui, krizių ir streso valdymui bei vertybių ugdymui. Organizacijose vykdoma ir įgyvendinama nuosekli darbuotojų mokymo, kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo veikla reikšmingai prisideda prie profesinio perdegimo rizikos mažinimo. Organizuojant kvalifikacijos kėlimo renginius arba siunčiant tam tikrus darbuotojus į seminarus, vadovas turi būti įsitikinęs, kad darbuotojai vienoms ar kitoms temoms tikrai turi poreikį. Taip pat turi būti užtikrinta, kad visi darbuotojai turėtų galimybių dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Tai bus prisidėta ir prie teisingumo atmosferos organizacijoje kūrimo ir palaikymo. Darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų organizacijoje kėlimas reikalingas, nes kiekvienas asmuo savo profesinėje veikloje turi būti užtikrintas savo turimomis žiniomis, gebėjimais ir vertybėmis, o profesionali pagalba turi būti grindžiama sąmoningu turimų žinių naudojimu ir vertybių pripažinimu. Rūpinantis darbuotojų sveikata ir sauga,
Galima pagerinti organizacijos efektyvumą, taip pat apsaugoti savo darbuotojus. Taikant rūpinimosi savo darbuotojais formą, organizacija patiria kur kas mažiau išlaidų ir yra sumažinama įvairių faktorių, tuo pačiu ir profesinio perdegimo rizika. Taigi šios investicijos padeda didinti darbuotojų darbingumą, mažinti jų kaitą, užtikrinti veiklos kokybę bei didinti jos našumą, pelnyti geresnę organizacijos reputaciją ne tik darbuotojų, bet ir klientų, tiekėjų ar partnerių tarpe. Rūpinimosi darbuotojų sveikata ir sauga programos įgyvendinimas organizacijoje prisideda prie teigiamo mikroklimato kūrimo, aktyvesnio organizacinių procesų veikimo, aukštesnės darbo motyvacijos, sveikesnio požiūrio į savo kūną tiek fizinę, tiek psichinę prasme ugdymo. Rūpinimosi darbuotojų sveikata ir sauga formos gali būti darbuotojų sveikatos draudimas, kai įmokas draudimo bendrovei moka darbdavys, nemokamų seminarų ir konkursų sveikatos tema organizavimas darbuotojams, sąlygų reguliariai tikrinti sveikatą pagal darbuotojų poreikių sudarimas, supervizijų organizavimas ir panašiai. Pasaulinė praktika rodo, kad supervizijų organizavimas yra viena iš darbuotojų sveikatinimo ir kvalifikacijos kėlimo formų. Ji gali būti apibrėžiama kaip profesinės praktikos bei profesinių santykių konsultavimas. Supervizija refleksijos pagalba padeda žmogui susiorientuoti jo profesinėje veikloje, gelbsti įvertinant įtampą, kuri kyla dėl asmeninio ir profesinio identiteto ar vertybių priešpriešų, suteikia saugumo jausmą, prisideda prie darbuotojų motyvacijos kėlimo, atsakomybių paskirstimo, darbuotojų įveiklinimo. Supervizijos taikymas padeda darbuotojams išreikšti ir pripažinti jausmus, stiprina pasitikėjimą savimi profesinėje veikloje, padeda atrasti ryšį tarp kylančių emocijų ir kitų pažintinių, mąstymo, suvokimo, atminties procesų, stiprina ryšį su kolegomis ir vadovais, padeda išvengti bendravimo izoliacijos. Ir be abejo, tai reikšmingai prisideda prie darbuotojų profesinio perdegimo rizikos mažinimo. Fizinės aplinkos organizacijoje gerinimas taip pat turi įtakos aktyvesniam darbuotojų įsitraukimui į organizacinę veiklą. Tai gali būti tokios paprastos ir nieko nekainuojančios priemonės kaip galimybės kiekvienam darbuotojui pagal poreikį individualizuotis darbo vietą sudarimas, pavyzdžiui, suteikiant galimybę ant stalo pasidėti brangių žmonių nuotraukas ir taip dienos bėgyje bent retsykiais mintimis nusikelti į malonių prisiminimų zoną. Nustatyta, kad citrusinių vaisių kvapas ar tiesiog šių vaisių sulčių stiklinė taip pat energizuoja. Tokį pat poveikį suteikia ir galimybė bent 2 kartus per dieną po 10-15 minučių praleisti gryname ore. O esant galimybėms, organizacijose yra rekomenduojama įrengti poilsio kambarį, suteikiant darbuotojams galimybių fizinio būvio pakeitimui ir trumpam poilsiui. Tobulinant fizinę aplinką organizacijos vadovams būtina atkreipti dėmesį bei skirti resursus ir organizacinės kultūros, grįstos tarpusavio paramą gerinimui. Šioje srityje rekomenduojama susikoncentruoti į tarpusavio komunikacijos tiek horizontaliame, tiek vertikaliame lygmenyse stiprinimą, efektyviau apibrėžti organizacijos tikslus, pagelbėti darbuotojams identifikuoti ir įsisąmoninti savo profesinius vaidmenis. Taip pat sudaryti sąlygas saikingai formuotis neformalių ritualų atsiradimui organizacijoje, mokėti adekvatų atlyginimą, sukurti saugumo jausmą darbuotojams, sudaryti sąlygas jiems dalyvauti sprendimo priėmimo procesuose, derinti poilsio ir darbo režimą. Neretai siekiant sumažinti ar pašalinti profesinį perdegimą, organizacijoms tenka priimti kardinalius sprendimus dėl organizacinės struktūros keitimo. Tai yra daroma siekiant vadovą priartinti prie darbuotojų, tinkamai paskirstyti funkcijas, efektyviai vykdyti darbuotojų atranką, įvertinti jų tinkamumą tam tikroms funkcijoms. Jei asmuo turi dirbti darbą, kuris netitinka jo gebėjimų ir galimybių, didėja profesinio perdegimo tikimybė. Taip pat yra rekomenduojama pagal galimybes daryti veiklų ar funkcijų rotacijas tarp darbuotojų,
nes veiklos vienpusiškumas neigiamai veikia asmens profesinį aktyvumą. Siekiant mažinti profesinio perdegimo prielaidas organizacijoje, reikšmingas organizacinis veiksnys turintis įtakos profesiniam perdegimui yra darbuotojų patiriama teisingumo stoka organizacijoje. Teisingumo jausmą darbe lemia gaunamas finansinis bei socialinis atlygis, laisvė veikti, galimybė savarankiškai priimti sprendimus, profesinis įvertinimas. Tarpusavio santykiai, tiek asmeniniai, tiek profesiniai, laikomi teisingi, jei įdėtos pastangos atitinka gaunamus rezultatus. Paprasčiau tariant, kai asmuo suteikęs pagalbą ar paslaugą sulaukia bent menkiausio dėkingumo ar subjektyviai suvokiamo atlygio. O profesinis perdegimas pasireiškia, kai nėra balanso tarp to, ką darbuotojas duoda ir gauna, kai santykiai tarp jo ir kliento ar jo ir vadovo suvokiami kaip neteisingi.